Burnos sausumas atrodo toks nekaltas simptomas, kuris dažnai neatveja paciento į gydytojo kabinetą, tačiau už jo gali slėptis rimtos patologijos. Be to, šis reiškinys gali lemti ir kitas patologijas bei prisidėti prie tikrai suprastėjusios žmogaus gyvenimo kokybės, todėl jo praleisti nevalia. Taigi, burnos sausumas, jau kaip pats terminas sako, tai yra kažkokia būklė, kai džiūsta burna. Ir iš pažiūros atrodo tai labai paprastas terminas, džiūsta burna, burnos sausumas, viskas aišku. Tačiau, kai su ta būklė susidurėt ir jums reikia nuoseklesnio ištyrimo, jau mes turime tam tikras kitas būklės, kurias ir apibrėžia šis terminas, ir jos gali būti labai skirtingos ir labai įdomios ir lengva pasiklysti. Sakykime, kaip pavyzdys, žmogus gali skųstis burnos sausumu ir štai mes turim vieną diagnozę – kserostomija. Tuo tarpu kitu atveju gali žmogui trūkti seilių ir jis nejausti, kad jam džiūsta burna, bet tai yra vis tiek rimta patologija ir mes ją vadinam hiposalvacija. Yra ir trečioji būklė – sausos burnos sindromas, kuomet apima pirmasias dvi, ir taip mes galėtumėm tęsti. Taigi paprastas terminas, žmogui suvokiamas kaip burnos džiūvimas, iš tiesų savyje talpina daug įvairių diagnozių, kurias būtina išsiaiškinti ir jas kontroliuoti. Čia taip dažniausiai ir galvoja mūsų pacientai, šiek tiek džiūsta, nieko čia tokio, išgersiu vandens ir viskas iš tiesų teisinga. Nes jeigu burna šiek tiek džiūsta, tai yra absoliučiai normali organizmo reakcija. Mūsų organizmas reaguoja į tai, kaip mes gyvename. Sakykime, žmogus pasportavo ir jam džiūsta burna. Natūralu, žmogus atsigers vandens, atstatys savo skysčių balansą ir sėkmingai toliau gyvens be burnos sausumo. Lygiai taip pat galbūt jis susinervino, gal laikė egzaminą, taip pat jam džiūsta burna ir tai yra taip pat visiškai normalu, nes tai yra taip tampriai surišta su nervinė sistema, kad toje būklėje, kai mes esame kovok ir bėk, mes tikrai neišskiriame seilių, kurios yra skirtos virškinimui, organizmo atstatymui. Ir tiesiog žmogus turėtų normaliai gyventi, atkreipti dėmesį, kas provokuoja tą burnos sausumą ir tiesiog to vengti. Pavyzdžiui, jeigu išgėrė 3 puodelius kavos ir jam pradėjo sausėti burna, tai galbūt reikėtų sumažinti iki 2 ar 1 puodelio, kuomet jau to džiūvimo mes nestebėm. Tai yra tiesiog mūsų organizmo signalas, kuris daug pasako, kaip mums reikėtų elgtis, kad mes liktumėm sveiki iš esmės, ne tik kalbant apie burną. Tuo tarpu, jeigu burnos sausumas yra užsitęsęs, pavyzdžiui, jis tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesiai, arba žmogų vargina taip, kad, sakykime, jis nebegali dirbti savo darbą ir taip dažnai nutinka, kai kreipiasi dėstytojai, mokytojai, kurie nebegali kalbėti kiekvieno žodžio neužgerdami gurkšneliu vandens, tai jau akivaizdžiai yra kažkokia rimta priežastis, kodėl tas burnos sausumas išsivystė ir tokius atvejus jau reikėtų žvelgti rimčiau ir atidžiau. Iš esmės tai toks labiau yra signalas apie organizmo nesveikatą. Ir čia odontologas, nors ir priprasta, kad mes odontologai esame skirti tam, kad sukurtume gražią šypseną, gerą burnos kvapą ir patogų kramtymą. Iš tiesų, ne. Tai tam mes ir esame gydytojai, kad galime pastebėti net ir ligas, lėtines, iš to, ką matome burnoje, kokius simptomus mes girdime pacientą išsakant. Ir iš tiesų odontologas gali būti pirmasis, kuris pastebi netgi grėsmingas ligas, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Sjogreno sindromas, autoimuninė liga, kurios būdingiausias bruožas ir yra burnos sausumas greta kitų sausumo formų, akių sausumo, odos sausumo ir kitų takų sausumo. Ir šią ligą svarbu diagnozuoti, todėl kad ji gali būti susijusi ir su onkologinės ligos išsivystymu kaip pasekme, didžiuliu lėtiniu nuovargiu, nedarbingumu, skausmu sąnarių, niežėjimu, kosuliu. Toks žmogus tikrai gyvena sudėtingai ir mes anksčiau pastebėjome, galime suteikti geresnę pagalbą tokiam žmogui. Ir aišku, jau čia dirbame visoje komandoje su kitais gydytojais,
bet galime tikrai prisidėti prie ankstyvos diagnostikos. Nes, sakykime, įprastai ta liga diagnozuojama 3-6 metai po simptomų pradžios, o jeigu mes geriau žinotume šią temą, žmonės dažniau kreiptųsi, galbūt galėtume jau simptomų pradžioje užgriebti, kasgi ją sukėlė. Bet tai ne vienintelė patologija, daug lėtinių ligų gali būti asocijuojamas su burnos sausumu. Su lėtiniam lygom, su bendra sveikata yra abipusis ryšys, kad dažniausiai bendros sveikatos sutrikimai lemia išsivystymą sausos burnos, tuo tarpu sausa burna iš savo pusės sukelia burnos ligas. Ir dažniausias yra kandidozė, įvairios infekcinės ligos, toks žmogus negali nešioti tam tikrų protezų, tai apsunkėjo protezavimo galimybės. Bet svarbiausia yra tai, kad ypatingai agresyviai pasireiškia dantų ėduonis daugeliu sudėtingų burnos sausumo atveju. Tai reiškia, kad žmogui nuolatos genda dantis, galbūt jis turi ateiti pas mus 4 kartus per metus ir kiekvieną kartą mes turime gydyti dantis. Tas dantų ėduonis yra netipinės lokalizacijos, labai agresyvus. Ir kartais iš kitos pusės mes matydami tokį ėduonį galime įtarti burnos sausumą, kuris, kaip minėjau, ne visada žmogui pajaučiamas. Tai sakau, tema yra tokia labai plati ir visais atvejais pajutus kažkokią patologiją tikrai reikia kreiptis į gydytoją. Iš tikrųjų, seilės, nors žmonėms tai yra tokia tarsi nemaloni tema, tai kažkaip nemalonu ir nesmagu kalbėti, netgi tie tyrimai, kuriuos mes atliekame, kažkaip žmonės gėdėjasi, bet iš esmės tam tikrose tyrimuose mokslininkų netgi yra apibūdinama, kad seilės yra gyvybiškai svarbios ir tol, kol mes jų turime, neįsivaizduojame, kiek daug naudos jos mums neša. Visų pirma, jos veikia antibakteriškai, tai reiškia, kad jeigu virusas, bakterijos patenka į burną, seilės yra tokia pirmoji gynybinė sistema, kurios neutralizuoja tos virusus, bakterijas, bent jau jų dalį, ir tada jie tarsi nukenksminti keliauja toliau virškinimo traktą ir galbūt nesukelia kažkokios ligos. Seilės lubrikuoja paviršius tam, kad žmogus galėtų kalbėti, kramtyti, palengvina ryjimą. Ir tuo pačiu turi daug apsauginių funkcijų ir viena iš pagrindinių yra dantų apsauginė funkcija. Žmonėms atrodo, kad dantų ėduonis yra tarsi atsiranda ta skylutė, nes kažkas lūžta ir štai mes turime skylę vadinamą dantų ėduonimi. Bet iš tiesų tai yra ilgas procesas ir mūsų organizmas, kaip ir kitų ligų atveju, stengiasi save gydyti. Tai reiškia, pakankamas seilėtekis, esant sveikam organizmui, užtikrina, kad gendantis dantis gautų kuo daugiau mineralinių medžiagų, kurios jį stiprintų ir neleistų vis dėlto tai skylutei atsirasti. Tačiau jeigu turime sutrikimus, tiek jeigu trūksta seilių, tiek jei jaučiame tiesiog simptomus ir tai rodo kompozicinius pasikeitimus seilėse, visa tai nulemia, kad dantis tampa mažiau atsparus, nes jis yra tiesiog mažiau gydomas paties organizmo. Iš tikrųjų, tai mes turime tokius gana rimtus įrodymus ir visai naujus, todėl kad nacionalinio burnos sveikatos tyrimo metu mes tyrėme, kiek žmonių Lietuvoje serga burnos sausumu ir galime sakyti, kad lengvu burnos sausumu, tokiu, kur dar galima lengvomis priemonėmis koreguoti, serga kas 5 Lietuvos gyventojas. Tuo tarpu kas 10 jau turi tokį sunkesnį burnos sausumą, tai reiškia didelė visuomenės dalis ir kas yra blogiausia, tendencijos yra tokios, kad burnos sausumo atveju turėtų daugėti ateityje, senstant visuomenėms ir ilgėjant gyventojų amžiui. Kalbant apie tai, koks tai žmogus, tai jų būna įvairiausių. Dažniausiai burnos sausumu serga vyresnio amžiaus moteris, nes burnos sausumas yra labai priklausomas nuo hormoninio balanso, tai moteris apskritai savo gyvenimo periode, ar tai nėštumo metu, ar po menopauzės, susiduria su tokiais pokyčiais ir biologiškai jos yra labiau linkusios į dantų ėduonį. Aišku, nereikia čia pergyventi, nes vyrai yra linkę į periodontitą, tai tarsi ir lygiosios. Taip pat ir jauni žmonės kreipiasi su burnos sausumu ir dažniausias priežastis būna gastroezofaginė refliukso liga, kuomet rūgštis iš virškinamojo trakto patenka į burną ir sukelia tokį labai akivaizdų burnos sausumo
jausmą. Ir, sakykime, mes kaip gydytojo odontologai galime apklausti pacientą apie jo simptomus, apie jo dietos įpročius, apie streso lygį, apžiūrėti ryklę, kuri dažnai būna paraudusi, esant šiai ligai, ir tuomet, aišku, nusiųsti savo kolegoms gastroenterologams. Ir tik tuomet sutvarkius tuos simptomus mes galime išgydyti burnos sausumą. Taip pat jauni žmonės dažnai kenčia dėl burnos sausumo, dėl streso. Ir jį sutvarkius, sumažinus streso lygį, taip pat mes turime ženklų pagerėjimą. Ir tai vėl siejasi su mūsų tyrimu, kuomet mes prašėme tyriamųjų atlikti relaksacinės technikas 2 mėnesius ir tikrai pastebėjome, kad seilėtekio pajėgumai tikrai išaugo. Yra tam tikrų priemonių, žmonės kartais tikrai jos nori išmėginti kažkokius naminius preparatus, tai aš noriu akcentuoti, ko negalima daryti. Jokių būdų negalima skalauti burnos alkoholiniais tirpalais, labai agresyviais skalavimo skysčiais, kad ir pirktais iš parduotuvės, žolelių tinktūromis, kurios yra alkoholio pagrindu, nes tai dar labiau sausina ir dirgina ir taip ir jautrią gleivinę ir turime dar didesnį burnos sausumą netgi su gleivinės pažeidimais. Labiau žmogus galėtų išbandyti aliejines aplikacijas, tos pačius žolelių kažkokius gaminius padarytus su aliejais, ypač šalto spaudimo, kokybiškais aliejais ir tai tikrai bus į naudą. Bet tačiau jeigu žmogus mato, kad 3 mėnesiai praėjo, mano sausumas ypatingai stiprus, reikia kreiptis į gydytoją, nes vėlgi mūsų patirtis yra tokia, kad diagnozavę sunkų burnos sausumą ir išsiuntę savo pacientą, savo nuožiūrą tam tikriems specialistams, kur įtarėme, kuri čia patologija galėtų būti priežastinė, mes praktiškai visuomet randame naują ligą. Tai sakykime, tai gali mums leisti pastebėti cukrinį diabetą išsivyščiusi, ar ne? Gal net onkologinę ligą kokią nors, autoimuninę, reumatinę ligą. Taigi, kuo ilgiau žmogus dėl kol ateis pas mus, tuo ilgiau jis užtruks iki tos priežastinės ligos išsiaiškinimo, o kartais tai ir net ir su mūsų pagalba užtrunka kurį laiką. Tai iš tiesų nieko naujo čia negalime pasakyti, todėl kad svarbiausia, kad žmogus būtų sveikas. Tai reiškia, tol, kol mes neturime kažkokių lėtinių ligų, mes turime būti fiziškai aktyvus, gerai maitintis, prižiūrėti save ir savo skirti dėmesio visapusiškai, tiek palaikant bendrą sveikatą, tiek burnos sveikatą. Nes nors mes linkę žiūrėti į burną lygiai kažkokį atskirą organą, visas kūnas yra vienas. Jeigu bus bloga burnos sveikata, jeigu bus bloga atskirai bendra sveikata, tai nulems abipusį ryšį. Tai visų pirma taip, palaikom gerą sveikatą. Jeigu jau sergam kažkokiamis lygomis, mes turime pasirūpinti, kad jos būtų tikrai kontroliuojamos. Sakykime, geras pavyzdys cukrinis diabetas, kur jeigu mes jo nekontroliuosime tinkamai, nesilaikysime endokrinologo suteiktų rekomendacijų, burna stipriai sausės ir pažeis burnos audinius. Ir atvirkščiai, ar ne? Iš kitos pusės mes turime ypatingai daug dėmesio skirti burnos sveikatai, tuomet, kai tas burnos sausumas yra, nes čia linkia atsirasti įvairūs pažeidimai, gali labai stipriai įsivyrauti. Na ir anksčiau netgi būdavo, kad sudėtingo burnos sausumo atvejais, pavyzdžiui, Sjogreno sindromu sergantiems, tokie pacientai netgi būdavo nurašomi, sakoma, kad jų dantys nebus gydomi, kad nėra vilties, jie vis tiek sunyks, bus ištraukti. Tai tikrai noriu akcentuoti, kad su šiuolaikine medicina mes tokių atvejų nebematome, jeigu kooperuoja gydytojas ir pacientas ir netgi labai sunkiais atvejais galima išgelbėti dantis ir turėti tikrai puikius rezultatus, tačiau tikrai reikia įdėti tiek gydytojai pastangų motyvuojant pacientą, jam paskiriant individualias priemonės, tiek ir pacientui klausant mūsų patarimų. Tai svarbiausia save prižiūrėti. Būtinai.